Ei, sveiki draugai, na ką, šiandieną mes prie garažo. Ilgai laukėte, ne? Atsibodau jau su savo tuo keturračiu, bet dar atsibosiu ir ne tiek. Tai vėl darysime kai ką prie keturračio. Atsimenat, galbūt pas jūs klausiau, gal turit kas priekabą parduot kažkokią ar dar kažką. Tai va, šiandieną prasidės projektas. Užims nežinau kiek laiko, greičiausiai bus ne mažiau 5 serijų, kol mes jį pagaminsim, nes projektas nemažas. Ir šiandieną mes pradėsime. Tai žiūrėkit, ką nusipirkau. Opa, priekabėlė. Tai būtent tokios, kokios ieškojau. Ko aš jums ją atrodysiu. Na, štai tokia priekabėlė firmos Neptune. Tai yra, man atrodo, lenkų gamybos. Tai vat ko ir ieškojau. Jis yra 2 metrai ilgio ir 1,10 m pločio. Bet ratų bazė yra didesnė. Ratų bazė 1,40 m. Bet viskas tinka, man prie keturračio puikiai tiks. Ir ateityje galbūt tiks ir prie Fiato. Fiatui taip pat nupirkau jau visos dalis, tai po biškį reikės irgi jį krapštyti, nes vasarą norėčiau irgi su juo pasivažinėti. Man pilna dalių, amortizatoriai, diskai, stabdžių, kaladėlės, vienu žodžiu daug. Tai bet šiandien ne apie tai, priekabėlė. Einam į garažą, papasakosiu truputėlį. Tai jau manau ne vienas atspėjot, ką aš darysiu iš tos priekabėlės, bet pasakysiu, tai bus kemperiukas. Ir ne bet koks kemperiukas, tai nebus modernus kemperiukas, tai vadinamo glamping priekaba bus. Vienu žodžiu, kas yra glamping? Tai yra prabangus turistavimas, kitaip sakant. Tai turėtų būti jame vanduo, kriauklė, dujos, galbūt kažkoks tai ventiliatorius, televizorius, vienu žodžiu. Visą tai pabandysime įgyvendinti. Ir svarbiausias akcentas, tai turi būti labai jaukus. Ką mes pabandysime padaryti iš jo? Tai tiesiog namuką. Jisai bus iš medžio, apkaltas dailylentėm. Vienu žodžiu bus mikro namukas. Gyvenamas beje. Tai šiandieną pradėsime daryti ir nuo ko pradėsime? Tai nuo bazės. Bazę darysiu iš metalo, todėl kad noriu truputėlį, kai ratų bazė yra didesnė, tai aš noriu truputėlį jį iškišti iš bortų, kad man susitaupytų vietos ir būtų bent praėjimas tarp lovos ir, sakykime, virtuvės. Tai pačią bazę apatinę iškišimus darysime iš metalo, o toliau viską kitą iš medžio. Tai ir pradėsime, nieko nelaukiam. Truputėlį čia apsitvarkau, išvarau keturratį į lauką ir pradėsim matuoti ir virinti. Jokio brėžinio neturiu nusibraižęs, viskas čionais galvoje ir viskas greičiausiai gausis eigoje. Galvojau iš pradžių tokį, po to tokį, vieną dieną taip, kitą dieną taip, bet jau nusipirkau metalą, nusipirkau medieną, po to jums pasakysiu skaičius, kiek viskas kainavo, bet bandysime tilpti visą šitą projektą į 1000 eurų. Štuka. Jau išleista yra 500 eurų lygiai. Na, pasidariau tokią aikštę, vietos, tai nieko nelaukdami einam, pradėsim. Ką pirmoje eilėje reikia pasidaryti, tai išsimatuoti. Tai einam, išsimatuosim, kokio mums reikia rėmo. Nu, hibridė jau netgi ir kitaip apsirengęs. Vienu žodžiu, tik pradėjau jums filmuoti, susirašiau tada tos matmenis ir paskambina kaimynas, sako, varom padirbėsim. Nu, sakau, varom, ką, reikia padirbti, padirbsim. Tai jo, nepraėjo ir savaitę, kai sugrįžau į garažą. Gerai, tai šiandieną pratęsime kemperiuko, namuko statybą. Tai šiandien planas yra toks, sekmadienis, vakaras jau, 6:30 jau netgi. Tai pasidaryti tą metalinį karkasą pirmutinį ir po to jau visą kitą darysime iš medžio. Tai daromės, einam pjauti metalą. Na ką, pradedam! Dedamės metalą, susipjausim viską 5 laipsnių kampu. Tai ir pjaunam. Sargiai bus garsiai. Dar ir rozetę reikėsi. Pjaunam. Taip, išmatavimai dabar 2 metrai ant 1,11 m. Gerai, daromės pirmą 2 metrus. Metras 2. Gerai, bet mums dar trumpų reikės. Tai parodžiau jums kaip pjaustusi, tai dabar susipjaustusiu viską, ką mums reikia. Ir jau tada virinam.
Na, susipjoviau dabar dviem stačiakampiams medžiagą. Tai naudosime dabar kampus. Kad viskas būtų simetriška. Ir status kampai būtų. Pasidarysim. Tiesiog tai bus greičiau ir žinau, kad bus tikrai tiksliai ir tiesiai. Tai žiūrėkit, klynas mano suplyšęs. Taip, dedam čia. Tada aš jau čia jungiu timelapsą, okei? Nes čia užtruks biškutį laiko. Dėsiu. Ir tada reikės apvirinti viską. Na ką, susidėjome stačiakampį. Tai dabar viską susivirinkime. Taip, atsisukam dujas, atsuktos jau, kažkas neužsuko, jungiam. Šalmas. Kurgi to? Kodėl ne čia? Tikriausiai tu autobuse. A ne, yra čia. Opa. Nepamirštam masės. Ir virinam. Darom įstrižai. Na va, dabar pakartosiu visą procedūrą dar kartą, nes mums reikia dviejų tokių stačiakampių, iš tikro kitas bus biškutį didesnis. Tai nusifilmuoju už kadro, kad jums čia be reikalo nežiūrėti suvirinimo aparatą, nėra sveika be kaukių, arba užsidėkit už ekranų suvirinimo kaukių. Na, hebrytę apsivirinau iš dviejų pusių ir nusišviečiau. Man atrodo, matėte, ne? Tai dabar mums reikia juos sujungti. O kad sujungti, reikia prisivirinti paaukštinimus. Aš čia darau dabar, paaukštinimus virinsiu prie mažesnio, tai čia bus mūsų grindys. Šitą kol kas į šoną ir čia dabar naudosime magnetus. Nes mums reikia, kad čia būtų viskas idealiai tiesu. Tai dedam vieną magnetą, sivalom kraštinės. Nežinau, kaip čia mums pavyks tiesiai padaryti. Jau nepavyksta. Ir aš manau, kad dėsim antrą magnetą, nes jie tokie čia gan platus, o man reikia, kad būtų iš abiejų pusių lygiai. Na, dabar plaktuku pakoreguojam ir prisikabinsim. Taip reikia padaryti visus 4 kampus. Nu, štai taip. Ir dabar prisikabinam. Kabinsiu iš 3 kampų. Netgi gal iš 4. Šiaip. Kad viskas laikytųsi. Ir taip dabar padarom visus 4 kampus. Taip, prisikabinau, tai dabar turim juos sujungti su štai šituo didžiuoju. Tai turėtų, kaip ir turėtų įvykti viskas. Va taip, dabar čia jau reikia matematikos. Išsimatuoti, kad viskas būtų čiki-piki. Tai dabar matuojam, ką mes matuojam, čia išnešimus, kad vienodai būtų. Man atrodo 20 turėtų būti, ne? Ten 18, čia 20, tai 19. Darome 19, tikrinam kitą pusę, 19. Ir priekį taip pat. 19 ir čia 20. Kur jau kažkas negerai, kažkuri kojelė greičiausiai palenkta. Ok, dar kartą matuoju. Gal aš kur suklydau? 19. 19, 20, tai čia 18. Nu va, super. Dar kartą. 19, dar pasimatuosim. O čia, 18,5. Žiūrim, ar tilps į priekabą. Viskas telpa puikiai, tai dabar prisikabinam. Ir jau tada už kadro aš apvirinsiu viską ratu. Tai dabar prisikabinam. Taip, žiūrim, kad čia būtų tiesiai. Čia vienas taškas. Čia vienas.
Ir tą patį atliekame gale. Ten blogai mane girdi turbūt, ne? Blogai. Jūs ten toli. Na, o? Kažkaip tai taip. Tai truputėlį papasakosiu. Čia yra priekabos dugnas. Tai mes darėme taip. Čia yra jau virš priekabos gaunasi. Tai čia mūsų bus gyvenamasis plotas. Tai čia gal kažkur tai bus virtuvėlė. Čia bus viena lova. Ir gal jeigu tilps, dar antrą aukštą padarysim antram žmogui. O jeigu netilps, tada darysim lovą transformerį, kuris išsities į dvigulę lovą. Nieko. Pamiegosim ir dviese. Tai dabar, ką aš darau? Aš apsivirinu visą šitą rėmą ir eisimės jau jį pamatuoti priekabą. Ar mums tiks? Aš virinu už kadro. Na, rėmą apsišveičiau, viskas gerai. Tai dabar galima pasimatuoti jau į priekabą. Pažiūrėsime, ar mums viskas tiks. Jeigu tinka, darysim toliau karkasą. Nu ką, žiūrim, kaip čia mums jisai įsidės. Aš manau, kad viskas čia turėtų tikti. Gal neapsirikau skaičiavimą. Opa, su durim visom norėjau išeiti. O, puikiai tinka. Puikiai. Liuks. Nu, chebrytė, jau 9 vakaro. Šiandieną jau užteks, nes rytoj 5 val. Keliuosi, 5:30 išvarau į darbą, tai reikia ilsėtis. O rytoj grįžęs po darbo, tikiuosi, kad grįšiu, nežinau, gal 4, 5, vienu žodžiu, važiuoju į Klaipėdą. Iš Vilniaus įstatyti 10 spinų į viešbutį. Tai jo, ten realiai 2 valandų darbas, bet kelionė bus apie 7 valandas. Nu tai vat, ir susidarys visos 9-10 gal valandų. Laukia sunki diena. Na, bet nieko, vakare, dabar ilgi vakarai, tai galima bus padirbėti. Tai parodysiu, ką šiandien padariau, jau daug ką matėte, aišku, visas karkasas apatinis. Ir turėjo būti viršų jau eit medis, bet nusprendžiau visą pagrindinį karkasą padaryti iš metalo. Tai dar čia uždėsim tokį patį, kaip čia apatinį vainiką, vadinamą. Ir stogo konstrukcijos dalį padarysime irgi iš metalo. Na, vienu žodžiu, visa pagrindinė konstrukcija bus iš metalo. Iš pradžių aš taip skeptiškai žiūrėjau į metalo konstrukciją. Galvojau apie pradės kondensuot, varvėt kažkas. Come on. Čia tik tais nameliukas ne gyvenimui, o iškilavimui. Tai nieko tokio, jeigu ten ir sukondensuos porą lašiukų. Nors nemanau, kad kondensuos. Sienas, aišku, šildysim. Šildysim 30 cm vatos. Nes 25 nėra, o karkasas yra 25, tai 30 ir biškį suspausim. Iš lauko bus dailylentės, iš vidaus dar pagalvosim, ką dėsim. Bet, kaip ir minėjau, kad biudžetas yra 1000 eurų ir bandysim jį sutilpti. Pasidaryti štai tokį mini šeimininį kemperiuką. Tai aš vis dėlto linkstu link dvigubos lovos. Tai transformeris lova, kuri bus, taip pasidėti galima bus. O paskui einant mėgoti išsitėsiai ir pasidaro dvigulę lovą. Taip pat padarysiu mini antrą aukštą savo dukrytei. Tai kad tilptume aš su žmona ir dukra. Žinoma, bus ventiliacija, bus dujinė viryklė, kriauklė, karšto vandens. Pagalvosim apie karštą vandenį. Galbūt sugalvosim tokią ekologišką saulės sistemą, kuri šildys karštą vandenį. Tam kartui, kad greitai išplauti indus ar dar kažką. Vienu žodžiu, šiandien tiek susitinkam rytoj ir pabaigsim karkasą. Tai bus pirmos dalies pabaiga, kai baigsim visą metalinį karkasą. Antrą dalį darysime medinį karkasą, trečią dalį jau turbūt lauką visą apsiūsim. Tai jo, noriu pirmą pabaigti viską pilnai iš lauko ir tada jau lysim į vidų. Tai jo, tikiuosi bendrai sudėjus per kokias 5-7 darbo dienas pilnas, aš jį pasigaminsiu. Ir netrukus su juo bandysime prie ežero kažkur nuvažiuoti. Gerai, iki rytojaus jums tai užtruks sekundę. Bum! Nu va, ir kita diena, tai tiksliau dar kita diena. Tai šiandien rytas, 7:30 dabar ir atėjau garažą padirbėti, nes grįžau gan vėlokai ir stipriai pavargęs, tai jau nebenorėjau daryti. Tai ja, baigiam tuo, ne, karkasas yra, tai dabar pasidarom viršutinį vainiką aplinkui ir dalinę stogo konstrukciją. Tai bus jums maždaug vaizdas, kaip jisai atrodys ir metalo konstrukcija, galima sakyti, bus baigta, tai jau liks man viską gerai apvirinti, apšveisti, bet čia jau padarysiu už kadro, nes nebus tikrai įdomu žiūrėti.
Gerai, einam virint. Pjautis, virint. Saulutė šviečia jau per langą. Nu ką, bandysim užsikelt dabar viršutinį vainiką ir prisitvirtinti. Jos vienas sugebėsiu pataikyti kur nors, ką nors. Kol stovi vieną iš karto jaučiu prisikabinu, kad jis čia man negriūtų. Kol kas prilaikys. Iš karto prisivirinu vieną pusę, neprisivirinu, prisikabinu. Tada eisiu į kitą pusę. Turėtų būti viskas gerai. Nu, vieną pasigavom. Dabar galim turbūt šitą pasigauti. Plaktukėlis, plaktukėlis. Taip, čia gerai, čia biškiai. Kažkaip kur magnetas labai blogai virina. Ir jums taip pat, kas virina. Taip, dabar kaip dasiekti tą pusę. Gal pasitemti į visą. Nu, prisikabinam. Aišku, nieko nematėte jau čia viršui, ne? A, matėsi kažkas. Tai va, konstrukcija štai tokia. Dabar pasidarysime stogelį. Stogelio konstrukcija, jinai bus trikampė, nes aš, kaip ir minėjau, noriu pasidaryti, kad tai būtų jaukus, kaip maža trobelė. Tai stogas bus netgi kaip namo, 2 šlaitės. Tai dabar tą ir darom. Taip, tai dabar atsipjoviau štai tokius 2 po 30 cm pagaliukus, metaliukus. Tai matuojamės dabar vidurį, tai yra 1,25 m. Oi. 7,5. Pasitikrinam iš kitos pusės, ar taip pat. Jo, 7,5. Ir prisivirinsim. Tai bus stogo konstrukcijos atrama. Tai taip. Dėsimės magnetą irgi, kad būtų 90 laipsnių kampas. Nu, turėtų būti taip. Dar reikia žiūrėti, ar taip lygiai stovi. Kiek matau, kad ne. Reikia dar čia magnetą dėti. Nu, kas tai tokia. Žiūrim, kaip ir gerai. Tai dabar prisikabinam iš karto. Iš karto porą taškų. Po to žiūrėsim. Reikia pasilyginti gal kažką, tai visą laiką darau pradžiai taškus. O paskui jau atvirinu, kai įsitikinu, kad viskas tiesiai kaip ir reikia. Dabar pasidarysiu tą patį kitoj pusėj ir išsipjausiu iš karto vamzdį. Tai įjungiu aš jums timelapsą ir po to prisijungsiu, kai vamzdį dėsim. Nu, kažkur tai apsiskaičiavau, nes gaunasi dabar nuo grindų iki lubų 1,92 m, o aš norėjau padaryti 1,80 m. Tai reikia nurėžti dabar atmetus dar, kad dėsis grindis, man per gražą nebeišlenda. Kad dėsis grindis ir kažkokios lubos, tai sakykime, grindis 2 cm, lubos centimetras, tai aš jeigu 10 per daug padariau, tai reikia nurėžti 7 comus. Tai jo. Dabar tą vadinamą, nežinau kaip jisai vadinasi, kraigas, ne? Kraiginė gegnė. Reikia pažeminti 7 cm. Aš noriu, kad būtų per vidurį mano 1,75 m, 7,8 m. Dabar jau seniai nesimatavęs. Jau tikriausiai ant senatvės po biškį trauktis turėčiau, tai 7,5 kokie bus. Nu tai jeigu 1,80 m bus per vidurį, tai bus idealiai. Galėsi per vidurį vaikščiot, kadangi bus iš šono štai čia, sakykime, virtuvėlė, čia lova. Tai per vidurį galėsim drąsiai eiti ir kad ir gaminti valgyti ar dar kažką, tai stovėti pilnu ūgiu, nesusilenkus. Galbūt ir atrodys truputėlį gramozdiškai, nes dabar to aš jums pamatuosiu. Užė čia mano suvirinimo aparatas. Nuo žemės jau čia ant priekabos užkrauta. Tai bus kokių 2,30, manau. Aukštis 2,45. Tai
Nu, tikrai gana aukštas gavosi. Bet kitaip nėra kaip išspręsti. Nebent dar galima buvo išiminėti priekabos dugną medinį ir dėti, konstruoti, kad tvirtintųsi tiesiai ant karkaso. Tai sutaupytume dar 5 cm. Nu, bet dabar nupjausiu dar 7, tai bus viso 2,40. Mano keturatės dėžės viršus yra 1 pem. Nu, tai ne taip ir baisiai, metriukas viršų. Net metro nebus virš keturačio. O jau su mašina ar su busu tem, tai jau nėra iš vis problemų. Mano busas gal 2,80 netgi. Tai, gerai, einu žemint dabar tą balkį lubinį 7 cm. Nu, hebra, išsipjoviau 4 tokius va kampus. Tai dėsiu juos va taip čia, čia ir čia. Taip. Ir užsidėsiu 4, kad viskas susitvirtintų. Ir tada dar reikia mums pasidaryti durų staktą, nu, praėjimą. Ir viskas. Karkasas bus baigtas. Su karkasų darbais jum ką rodau, tai viskas bus pabaigta. O aš dar liksiu čia už kadro apvirint viską ir apšveisti. Na, bet esmę suprasit. Nu, ką darysime dabar praėjimą. Tai mano planuojami baldai yra 40 virtuvės. Tai čia paliksime 42 dėl viso ko. Net, jeigu stalviršį biškį iškišim ar kažką. O lova bus 60. Tai jeigu lova 60, tai mums praėjimo lieka tik tais 40 cm. Tai 40 cm aš manau, kad tikrai mažai. Reikia daryti bent jau 60 duris, kad būtų praėjimas. Tai kad lovos kampas išsikiš, aš nematau nieko baisaus, bet pečių plotis, kad praeit normaliai. Nu tai va, tai darysime 60. 60 ir dar reikia po 2,5 pridėti, nes vamzdžio storis bus 2,5. Nu, ir čia dabar šik, nusipjaunam ir įvirinsim statramčius. Na, išsipjovėm. Dabar turiu atsipjovęs jau statramčius. O čia va juos įsivirinsim. Gerai, to prisikabinsim. M2 ir 7. Tai beveik simetriškai gaus. Ir čia M2 ir 7. Nu, dabar galim prisikabinti. O, taip pat ir antrą pasidarom. Nu, ir turim durų praėjimą. Durų praėjimas gausis žemesnis, 1,60 m, tai reiks palenkti galvą, kad nestūktil. Bet kemperiai irgi būna žymiai žemesnės duris išeit, bet gulint, duris atsidarius, galėsi jau kažką matyti. Taip pat turiu dar nupirkęs langą vieną. Čia iš kažkokio tai buso, kur būna tarp kabinos ir vairuotojo. Štai toks dar neėjimas langas. Tai iš čia puikiai tiks kažkur, tai gal virtuvėje dėsim čia, arba čia. Nu, dar sugalvosim. Galvoju, dar vieną gal tokį nupirkti, nebrangiai kainavo 20 eurų. Tai, su galvai žiūrėsim. Nu tai va, bendras vaizdas toksai. Tai va, duris jau yra, nu kaip duris. Praėjimas, taktas į vidų. Visas čia yra, dar dėsiu galbūt per vidurį čia statramčius, dar pagalvosiu. O gal užteks medinio tik tai statramčio. Šiaip bendras karkasas yra. Ką dar noriu tikrai padaryti, tai jeigu skardą dedu, tai nu, čia per vidurį stogo, tai tikrai dar vieną metalinį įdėsim, o po to dėsim jau medį. Tai va, štai toks mano karkasas būsimo mikro kemperio, glampingo namelio ant rato. Tai ačiū, kad žiūrėjai, būtinai paspaus subscribe, kad nepraleistum kitų serijų, nes greitų metu darysim antrą seriją, tai bus medinio karkaso
greičiausiai įdėjimas ir galbūt antroje serijoje iš karto ir apkalsime viską dailylentėm. Prieš tai darant reikia uždėti dugną iš apačios, tam, kad, na, neiškristų vata, neprilystų nieko. Tai čia paprasčiausiai dėsiu 6 mm OSB plokštę ir tiek, ją nudažysim, impregnuosim, bet aš manau, kad šito dalyko nerodysiu, nes tai labai paprastas dalykas. O gal ir įterpsim visą šitą. Nežinau, dabar susižiūriu, kokių medžiagų reikia ir važiuosiu nusipirkti. Reikia medienos, reikia porą OSB plokščių, net ne porą, čia reikės man nemažai OSB plokščių realiai. Man reikės 1, 2, 3, 4, 5, 6 kažkur tai plokštės reikalingos. Tai jau 70 eurų, makaronų reikės kokių 20 vienetų, nu tai dar 100 eurų ir pati dailylentė jau yra biški brangesnė. Dabar yra akcija, kaip tik mačiau, ieškojau šiaip kur nusipirkti, žinai, geriau. Tai yra akcija moki veži, po 8 eurus už kvadratą, paskaičiau, reikia 12 kvadratų. Tai dar 100 eurų. Tai jau viso bus išleista 700. Tai ne tiek ir to biudžeto likę. Bet, manau, kad tikrai tilpsim. Skarda dar kainuos, reikalingi bus 3 lapai, man atrodo. O čia galima dėti išilgai. Išilgai vanduo nenubėgs. Išilgai ne... Nors nubėg, kur tas vanduo dėsis? Nubėgs į vieną pusę. Jeigu išilgai dedant, tai man čia reikia 2 lapų po 2,5 metro. Imkim tą T7, tai yra 7 mm pakilimas. Ir jisai puikiai tiks, nubėgs tas vanduo. Kam čia sujungimus daryti? Nu va, ir sutaupysim. Tai skarda kainuos 100 eurų. Gal net mažiau. O dar reikės vatos, reikės... Dar galvoju, ar vatą dėti 30 ar 25 polistirol. Bet greičiausiai vatą dėsiu. Polistirol reikės klijuoti, tada ten apipurkšt tarpus visus ir dar papildomai išlaidų. Kas dar? Juodas visas. Nu, taip jau yra, kai su metalu dirbi. Kas čia dar? Grindim naudosime taip pat OSB plokštę, manau. Arba fanierą, dar nežinau, pagalvosiu. Faniera galbūt biški mažiau turi to spiriukliavimo. Tai ir ant viršaus turiu kažkada tai pirkęs į busą linoleumą. Tai jisai likęs yra. Tai manau paklosim linoleumą arba išdėsim laminatą. Čia 2 kvadratai, tai nu realiai 20 eurų ir gražus laminatas susidės. O po to jau bus baldų gamyba, išvedžiojimas laidų, nežinau, ko čia mums reikės, vienos lemputės turbūt, jungiklis ir kažkur tai prie chill zonos, tas vadinamas, ten bus mini televizorius, tai galbūt kažkoks tai irgi lizdas 12 voltų, kad pasikrauti, ar ten planšetę didesnę statysim, čia manau, teliko tikrai nereiks, planšetės užteks, arba paieškosim 12 voltų televizorius, jų yra. Tai, nu, čia pasižiūrėsim, aišku, čia nėra būtinas, bet kadangi darom glamping, tai turi būti privalumai. Turi būti televizorius, turi būti kriauklė, dujinė, na, vienu žodžiu. Jeigu tu nori prisidėti prie šito projekto, tai paskrolink į kairę, yra širdutė su žodžiu Thanks, ją paspaudęs, jau ten žinosi, ką daryti. Arba tiesiog užeik po šio video nuorodą, yra į Contribui ir prisijung, tapk mėnesiniu abonentu, kurio tapęs prisijungsi prie mano jau esamų ir tikrai mane paskatinsi nesustoti ir daryti toliau. Ačiū tau, iki.